Mėlyjei, kada ateina du nuostabiausi iš nuostabiausių Jėzaus apaštalai, Jokūbas ir Jonas, jų prašymas kas yra? Malda. Tai jų malda. Mes ateiname su savo malda, gali būti įvairūs prašymai. Ir šiandieną esame liudytojai, sakytume, labai gražios maldos, ypatingos Dievo garbės. Ar žinote, koks finalas buvo apaštalo Jokūbo? Praėjus 20 metų po šio prašymo jisai pirmas gėrė viešpaties taurę. Jis buvo pats pirmasis nukankintas ir tapo pirmasis iš 12 apaštalų kankinių. Tuo metu po 20 metų jo brolis Jonas evangelistas buvo Efeze. Gerbiamas ir mylimas ir aišku laukė savo senatvės, numirė turėdamas apie 100 metų ir vienintelis išbuvo iki savo gyvenimo pabaigos be kankinystės. Gal kas žinote, ką jūsų klebonas yra vyskupo prašęs, kokios geros šiltos vietos? Žino, Antonijo, prieš 9,5 metus baigė savo studijas Romoje, baigęs daktaro laipsnį. Čia vyskupui sakiau, kada Šakių rajone įvyko nelaimė su dekanu, jo panašu savanoriška mirtis. Dalyvavau laidotuvėse ir mačiau Šakių bendruomenę. Galvoju, Viešpatie, kaip norėčiau būti Šakių klebonu. Ir vyskupui rašiau laišką, sakau, Ekscelencija, aš tikrai labai noriu būti Šakių klebonu. Galvau, tai yra rajonas, nėra konkurencinių bažnyčių, ką darysiu, niekam neužankš, aplinkui tik tai kaimai, Vilkaviškis toliau, galvoju, tikrai rojus yra mokykla pagrindinė, muzikos mokykla, rajonas, tai yra maža sala, toli nuo visų centrų. Ir sakau, Ekscelencija, jeigu mane skirsti į kaimą, tai bulves sodinsiu ir gėles auginsiu. Mėlyjei, tą dabar ir labai nuoširdžiai darau, tik tai bulves, prašau, man užauginkite jūs, o jau, kaip sakiau, prieš porą metų gėles aš jums tikrai prižiūrėsiu. Ir vakar su Renata ir Artūru mes patalpinome 200 žemaugių katžolių, kurios laukia būti susodintos iki lapkričio mėnesio. Taigi, matote, neblogai išpildau savo prašymą. O prieš 6 metus, jau būdamas mokyklos direktorius, susimaniau vis tiek norėti mažą parapiją. Tai sukau uodegą apie margininkus, apie viršužiglį. Ir paskambinau tuo metu kunigui Rimui, sakau, Rimai, padovanok man savo viršužiglį. Sako, vėliau net nebandyk visko paprašyti, tai mano didžiausia širdies vieta. Tai va, jis dabar dirba toliau viršužiglį Šlienavoje, o prarado Pakuonį. Tai tie mūsų prašymai gali būti įvairūs. Kai kam atrodo, kad šis išlaužo Dievo dvaras per mažas man ir labai labai didelis, aš vos apsidirbu visą vasarą, kaip atostogos mano vadovo, kaip direktoriaus, čia tikrai intensyviai dirbu. Šiemet yra 102 žmonės pakrikštyti, 35 sutuokti ir per 30 palaidota. Ir dar daug kitų dalykų, kaip viena komentuotoja sakė, klebonė, jūs neblogas žolės sėjėjas. Taip, savo rankelėm pasėjau aplinkui bažnyčią. Ta, ką matote, taip kreivai išdygo, bet ne mano dėka, o lietaus. O Dievo žodis apie ką? Dievo žodis, mėlyjei, yra labai rimtas iš tikrųjų, kaip ir kiekvieną dieną. Jėzus 3 kartus kalba apie savo tikrąją misiją ir ateitį. Po pirmo karto, kada Jėzus pakalba apie savo kančią, kryžių, prieina Petras ir sako iš šono, Viešpatie, tu nusikalbi. Jokių būdų tau taip neturi nutikti, jokios čia kančios, jokio čia pralaimėjimo. Jėzus atsakymas, ei, mano apaštalė, tavo mintyse yra šėtono mintys, eik šalintų nuo manęs. Antras ir be abejo 3 kartas. Ir šiandien girdime, kaip jau iš 12 du įsidrąsina, nes mato, kad jie dominuojantys. Viešpatie, mūsų pati nuoširdžiausia malda. Norime sėdėti tavo kairėje ir dešinėje. Prisipažinsiu, niekada tokios maldos neturėjau. Niekada.
Niekada neplanavau jokių kanauninkų, prelatų, jokių reverencijų, jokių vyskupiščių. Niekada neprašiau ir Dievas tegul neaptemdo man proto. Ir atsakymas yra viešpaties toksai, mėlyjeji. Jeigu tu nori būti šeimos tėvas, sūnus, jūsų sūnus nori jau vesti, jūsų dukra nori vesti. Gal tu nori būti kunigu, tai nuostabus pašaukimai, būti tėvu, motina, būti kunigu, vienuoliu, tai yra nuostabu. Ir šie du apaštalai prašo pačių gražiausių dalykų Dievo karalystėje, dešinėje ir kairėje, vau. Kada tavo sūnus jau norės išeiti į žentus arba tavo dukrai marčia, sakyk sūnau, už šito viso gražaus dalyko, ką tu matai, arba į kunigystę, už jos, ką tu matai, taip gražu, taip ten smagu, taip pasipuošęs, tiek daug žmonių, tiek gali šnekėti. Yra tai, ką aš sakiau 3 kartus. Kančia, išdavimas. Yra daugybė dalykų, kuriuos tau reikės iškęsti ir mėly tėvai, paruoškite savo vaikus tiems dalykams. Tegul nemato tik tai savo meilės impulsų, kuriuos bet kuris reptilinis, ropoja, matote, vabalėlis, jis iš karto dauginasi. Jam nereikia pamokų. Mes Prancūzijoje šitos vadindavome policininkais. Tai yra margi vabalai, kaip jie susikimba, vienas kitą traukioje. Jiems nereikia pamokų. Jūsų vaikams tos pamokos ateis ir jūs jas duosite. Išmokykite, ką reiškia 3 kartai nuoširdžiai kalbėta ir pasakyta apie iš tikrųjų, kas yra šeima, kiek yra pareigos, kiek yra daug pareigos, kiek laukia ir kančios, kas yra kunigystė, kas yra vienuolystė. Ir visi šitie dalykai mūsų mėlėjai svečiai, žinokime, kad tai mūsų pareiga. Ir Jėzus sako, taip, būsite iš tikrųjų pakrikštyti ir gersite mano taurę. Mano taurė tai reiškia mūsų bendras likimas. Mėly apaštalai, jūs taip gersite mano taurę. Dalinsitės mano likimu, jūsų laukia kančia. Jokūbo 20 metų praeis bus pirmas kankinys, po to eis visi kiti 63-4 metai. Ir apaštalas Petras galvą atiduos, Paulius ir visi kiti iš eilės. Ir antras, taip, jūs iš tikrųjų būsite pakrikštyti, kaip ir sakote. Tai yra ta mano kančia ir tai yra daug dalykų. Visgi, jeigu tu nori būti pirmas, nuostabu, yra diakonos. Diakonas turi būti tarnas. Tai nėra labai būti sunku tarnu. Jeigu nori būti pirmas, tarnauk, tai tavo meilės veidas rodys Dievo didžiausią garbę. Kada tu būsi šeimoje, savo aplinkoje, pagalba, kaip saulė, švytėjimas, tu jau būsi pirmas. O jeigu nori būti vergas, vergas visuomet žiūro, ko nori šeimininkas. Žiūrėk į savo aplinką. Ką tu turi padėti aplinkoje, ką tavo šeimininkas nori iš tavęs. Tada tu būsi iš tikrųjų didžiausias Dievo karalystėje. Šie mūsų nuostabus prašymai, tegul viešpats juos evangelizuoja. Dievas nesijuokia iš mūsų prašymų. Nemanau, kad viešpats juokėsi, kaip aš prašiau vyskupo šakių. Nemanau, kad vyskupas juokėsi, kaip lankiau slapta margininkus, viršužiglį aplankiau. Ir kas nutiko? Durys viršužiglį buvo užrakintos pagrindinės, o aš radau zakristijos atviras. Ir įsijungė signalizacija. Dievui dėkoju, kad mane užklupo ne policija, o kaimynai, kurie žinojo, kad dabar kažkas yra bažnyčioje. O aš užlipau ant vargonų ir grojau. Sakau, nesu piktybinis, tik apžiūriu jūsų bažnyčią. Keletas minčių iš popiežiaus Pranciškaus praeito sekmadienio, ką reiškia tikra meilė.
Jėzus kviečia mus išmėginti tikrąją meilę. Tai reiškia savęs ir netikro saugumo išsižadėjimą. Tai reiškia atidumą kitiems. Dalijimąsi ne vien daiktais, mėlieji. Tu turi dalintis tuo, kuo esi. Turi dalintis savo gebėjimais, draugystę, savo laiku, sako popiežius Pranciškus. Mes gyvename su nenuslopinamu laimės, prasmingo gyvenimo poreikiu, tačiau galime ir pasiduoti iliuzijai, kad atsakymas glūdi daiktų, žemiškų gėrybių turėjime. Jėzui rūpi, kad atpažintume savo troškimų tiesą. Pripažintume, kad gėris, kurio trokštame, iš tiesų yra pats Dievas. Dievo meilė mums amžinas gyvenimas, kurį duoda ir gali duoti tik vienas Dievas. Tikrasis turtas yra meilus žvilgsnis, kuriuo Jėzaus žvelgia į mus, kaip žvelgia į turtingą jaunuolį. Vienų meilė kitiems leidžianti dovanoti savo gyvenimą. Būtent todėl Jėzus kviečia išmėginkit tikrąją meilę. Popiežius kvietė klausti savęs, prie ko prisirišusi mūsų širdis, kaip pasotiname gyvenimo laimės mūsų tą alkį. Ar gebame dalytis su vargstančiu, bendrauti su į bėdą papuolusiu žmogumi, ar mokame su juo pabūti, padėti. Jis laukia, kad jį išklausytumei. Šalia esantis laukia tavo šypsnio, gal laukia meilaus žodžio, kuris padėtų atrasti jam viltį. Atminkime, kad tikrieji turtai yra ne šio pasaulio gėrybės, o kad Dievas mus mylėtų ir iš jo mokytumės, kaip mylėti, mes turime stebėti mūsų viešpatį Jėzų, kuris sakė, atėjau ne kad man tarnautų, o kad aš tarnaučiau ir savo gyvybę atiduočiau už jūs visus. Amen.